Pabandykime atimti 25 iš 83 arba rasti skirtumą tarp 83 ir 25. Sustabdyk šią pamoką ir pabandyk paskaičiuoti be mano pagalbos. Jeigu jau pabandėjai, greičiausiai ką tu darėjai, tai tu pirmiausia pradėjai skaičiuoti vienetus. Taip, tu sakai, kad mes turime 3 vienetus ir norime atimti 5. Kaip tą galime padaryti? Bet palauk, kažkas negerai, aš negaliu atimti 5 iš 3, nes 5 yra daugiau negu 3. Tai ką man daryti? Ką tu turėtum tokiu atveju daryti, yra pergrupuoti dešimtis arba pasiskolinti vieną dešimtį iš šitų 80 ir perkelti tą dešimtį prie vienetų. Tuoj parodysiu, ką turiu omeny. Reikalas toks, mes norime, kad čia būtų pakankamai daug vienetų, kad galėtume atimti 5. Tai yra, mes norime, kad būtų 5 arba daugiau negu 5. Iš kur gauti papildomų vienetų? Galime pasiskolinti juos iš čia. Vietoj 80 padarykime, kad čia būtų 7 dešimtys, taip, vieną dešimtį pasiskolinome ir tą pasiskolintą dešimtį mes prirašome prie vienetų. Tai čia dabar bus nebe 3, o 3 plus 10, kas yra 13. Taigi vietoj 3 čia turim 13 vienetų. Svarbu, kad aš čia nieko nepakeičiau. Prieš tai čia buvo 8 dešimtys ir 3 vienetai, dabar yra 7 dešimtys ir 13 vienetų. Tai yra lygiai tas pats skaičius. Bet už tai dabar pažvelk, ką mes galim padaryti. Dabar mes galime iš 13 vienetų atimti 5 vienetus ir gauti 13 minus 5 yra 8 vienetai. Ir iš likusių 70 galime atimti 2 ir gauti 50. Štai ir mūsų atsakymas 58. Ir aš atliksiu šitą veiksmą dar vienu būdu, kad parodyčiau, kaip galima kitaip tą skaičiuoti. Gal pasidarys šiek tiek aiškiau. Skaičių 83 aš galiu perrašyti kaip, nes tai yra tas pats kas 80 plus 3. Taip? Lygiai taip pat perrašysiu skaičių 25. 25 yra tas pats kas 20 plus 5. Bet kadangi mes atimam 25, mes turėtume čia rašyti ne pliuso, o minuso ženklą. Atimti 25 yra tas pats, kas atimti 20 ir dar atimti 5. Ir pabandykime dar kartą paskaičiuoti, kam bus lygus šis skirtumas. Vėlgi, jeigu bandysime nuo vienetų pradėti ir bandysime atimti iš 3 5, tai yra sunku, nes 5 yra daugiau nei 3, bet jeigu išardytume šitą 80, jeigu sakytume vietoj 80 aš čia turiu 70 ir dar 10 ir tą 10 perkelsiu prie vienetų, tuomet 10 plus 3 bus 13. Tai turėsiu 13 vienetų. Ir vėlgi aš nieko nepakeičiau, nes 70 plus 13 yra tas pats, kas 80 plus 3. Tai yra 83. Ir dabar jau aš galiu iš 13 atimti 5. Tai 13 minus 5 bus 8 vienetai. Ir dabar paskaičiuokime dešimtis, kiek bus 70 minus 20. Na, kaip 70 minus 20 bus 5 dešimtys arba 50. Ir mūsų atsakymas yra 50 plus 8, kas yra tas pats kaip 58.